Manyčiau, kad tai, ką mes padarėm praeitais metais ir padalinom nemokamai po 10 balų visiems mūsų Lietuvos moksleiviams, buvo padaryta didžiulė klaida. Mes visi žinom, kad rezultatai iš tikrųjų galbūt būtų buvę labai blogi. Tegul jie būna labai blogi, bet išsiaiškinti priežastis, kodėl taip atsitiko, kokiu keliu, kaip mes nuėjom tokių blogų kelių, kas atsitiko su mūsų mokytojais, su mūsų mokykla, su mūsų švietimu, būtumėm geriau pasidėję, pagalvoję, pasikvietę ekspertus ir viską mes būtumėm įsidėlioję, ką reiktų daryti, kad taip neįvyktų ir sekančiais metais. Nuėjom lengviausių kelių ir tai mums paskelbta, kad mes vėl mažinsim kartelę 25 iki 25 taškų ir taip mes laikysim matematikos egzaminą. Manau, kad neteisingas yra kelias. Reikėtų galvoti visiškai kitaip, atvirkščiai didinti reikalavimus, kad vaikai dirbtų mokykloje, kad mokykla tai nėra kažkokia tai poilsiavietė, kad mokykla nėra stovykla, kad mokykloje reikia dirbti.